Specialisto komentaras. Vien per pirmąjį šių metų mėnesį telefoninių sukčių aukomis tapę klaipėdiečiai neteko beveik 5,5 tūkstančio eurų. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos tarnybos prevencijos skyriaus viršininkė Rasa Bekežienė skaičiuoja, jog Klaipėdos apskrityje per pastaruosius keletą metų buvo užfiksuota 16 atvejų, kai senyvo amžiaus žmonių patiklumu pasinaudoja ir įvairių tarnybų specialistais prisistatę sukčiai, iš žmonių išviliojo stambes pinigų sumas. Jeigu žiūrėti 2015-16 metus, visoje Klaipėdos apskrityje buvo įvykdyta 16 tokio pobūdžio nusikaltimų. Ir 13 atvejų iš viso yra Klaipėdos mieste, daugiausiai pietinėje miesto dalyje. Bet čia mes turime būtent tuos atvejus, apie kuriuos mums praneša gyventojai. Ir tie atvejai būtent yra susiję su tais asmenimis, kurie apsimeta socialiniais darbuotojais, savivaldybės specialistais arba kitais, sakykime, specialistais, kurie ateina į gyventojų namus ir kažkokiais tai būdais įgaudami jų pasitikėjimą iš namų pasisavina būtent tas santaupas, kurie jie laiko namuose. Specialistė pasakoja, jog dažniausiai telefoniniai sukčiai, norėdami įgyti senolių pasitikėjimą, prisistato policijos pareigūnais. Tai tokiu atveju mes turime žymiai daugiau ir jeigu pasižiūrėti dabartinį laiką, tai yra būtent šių metų sausio mėnesį, tai jau mes fiksavome būtent 2 atvejus ir pakankamai didelės sumas, kurias būtent išviliojo iš asmenų pasiskambinę telefonu ir prisistatė policijos pareigūnais. Pasak specialistės, neseniai telefoniniai sukčiai Klaipėdoje iš senolių išviliojo stambes pinigų sumas, aiškindami, jog būtina patikrinti, ar gyventojai neatsiskaitinėja padirbtomis kupiūromis. Dabartinė schema šių metų sausio mėnesio, kad jie neva turi patikrinti, ar pinigus, kuriuos laiko gyventojai namuose, yra tikri. Jie naudoja tokią schemą, kad jie pirmą pasiskambina, kad įtikina, kad žmogus, gyventojas buvo parduotuvėje, kad jis atsiskaitė pinigais, tai yra natūralu, nes mes visi perkam už pinigus ir būtent nustatyta, kad tos kupiūros, kurios neva jie atsiskaitė parduotuvėje, yra netikros. Tada kitas sukčiautojas, nedelsiant labai greitų laikų, kol dar net nėra baigtas pokalbis su gyventoju, kada jau jisai dar negali suvokti, kad iš tikrųjų tai yra apgavystė, atvažiuoja į namus ir patikrina tuos pinigus, kurios turi jisai namuose, tas žmogus, kurios laiko tos santaupas. Ir tokiu atveju jie sako, kad juos reikia iš karto išsivežti, nes negali namuose jų patikrinti. Ir tada juos pasiima ir tokiu būdu tie pagyvenę žmonės tik po kai kurio laiko supranta, kad tokiu būdu iš jų tos apgaulės būdu išviliojo tos pinigus. Sausio mėnesį policijos pareigūnų prisistačiusiam sukčiui garbingo amžiaus klaipėdietė atidavė beveik 4 tūkstančius eurų, o iš kito uostamiestyje gyvenančio senolio vyras prisistatęs elektros skaitliukų tikrintojų apgaulės būdu išviliojo 1400 eurų. Lalūnai, Reda Petrikaitė.